31 kartą rengiamose žaidynėse šiemet Kaune plazdėjo ne tik Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos, bet ir svečių iš Kinijos, Rusijos, Gruzijos bei kitų valstybių vėliavos. Aš manau, kaip studentui čia yra vienos iš svarbiausių pagrindinių varžybų, kaip ir savo pasirodymui ir rezultatų siekimo, ir kaip universiteto garsinimo. Vieni iš selo žaidynių šitos yra vienos iš svarbiausių studentui. Aišku, sekančios eina universiado, bet nuo selų galbūt ir prasideda visas kelias į aukštesnį kelią. Esu dalyvavęs selo žaidynėse kaip teniso atstovas, žaidžiau. Tai selo žaidynės toks vienas iš rimčiausių turbūt renginių Lietuvoje, manau, studentų bent jau tai tikrai. Ir gerą įspūdį tikrai palieka. Skatina geras emocijas, studentai užmezga pažintis su kitų šalių studentais, praplečia akiratį ir tas pažintis gali paskui panaudoti savo karjeroje. Sel žaidynės Baltijos šalyse ir Suomijoje pradėtos rengti nuo 1923 metų. Sovietmečiu ši tradicija nutrūko, o atgaivinta atkūrus nepriklausomybę. Sel žaidynėse svarbu ne tik šalis, bet ir universitetas, kuriam atstovauji. Į Kauną atvyko 11 šalių, 1850 studentų iš 55 universitetų. Žaidynėse vyko lengvosios atletikos, krepšinio, orientavimosi sporto, mini futbolo, stalo teniso, plaukimo, dziudo, tinklinio, jėgos trikovės, graikų, romėnų imtynių, šachmatų ir sporto aerobikos varžybos. Šio renginio yra moto, kad sportas teikia džiaugsmą visiems. Tai taip pat būnant Lietuvos sporto universiteto studentų ir nepalaikyti tokio renginio, kuris yra svarbus ne tik Lietuvoje, būtų gėda. Tai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti, savanoriauti, pamatyti kitų šalių sportininkus. Tai pirmos varžybos tai būtų Lietuvos studentų čempionatai, po to sel žaidynės ir po to universiados. Tai nemažai mūsų sportininkų, kurie sėkmingai atstovavo Lietuvos sporto universitetą šiuose varžybose, yra kandidatai dalyvauti pasaulinėje studentų universiadoje, kuri vyks šiais metais Korėjoje. Jau ne vienerius metus Lietuvos sporto universitetas įrodo, kad čia mokosi vieni geriausių atletų. Šiemet LSU vėl geriausiai atstovavo šalies studentams. Jie iškovojo net 58 medalius, 24 aukso, po 17 sidabro ir bronzos. Džiugina, kad universiteto komanda bendroje įskaitoje iškovojo pirmąją vietą, jeigu sudėjus antrą vietą iškovojęs Rygos technikos universiteto ir Riomerio universiteto medalius į vieną vietą, tai mūsiškiai atsveria netgi tas antrą ir trečią vietą iškovojusius komandas. Mūsų studentai LSU buvo patys šauniausi, patys drąsiausi, patys kovingiausi, nepabūgo prasto oro, nepabūgo galbūt stipresnių varžovų. Džiaugiamės komandiniam sporto šakom, kurie kovėsi galbūt ir turėdami traumų, kovėsi iki pat galo ir tikrai džiaugiamės jų pergalėm, jų iškovotais medaliais. Tikriausiai dar pačios sėkmingiausios sel žaidynės, dar tiek medalių nesam iškovoję. Jeigu lyginant, sakysim, su praeitais metais, tai aukso iškovojom 7 medaliais daugiau, o bendroje įskaitoje iškovojom virš 10 medalių daugiau negu tą buvom pasiekę pernai. Universiteto sportininkai pirmi buvo ir praėjusių metų žaidynėse. Tradiciškai LSU daugiausiai medalių iškovojo lengvosios atletikos rungtyse. Šiemet puikiai pasirodė krepšinio komandos, orientavimosi sporto, dziudo, aerobinės gimnastikos atstovai. Universitete atgimė ir regbis. Vaikinų komanda ne tik iškovojo bronzą, bet ir grūmėsi su gilias regbio tradicijas turinčiomis šalimis. Mes žinome, kad Gruzija yra pagal pasaulinį reitingą 16 vietoje. Lietuva yra 44-43 šiuo metu. Nelabai tikėjausi, kad mūsų universiteto studentai taip gerai pasirodys. Mums labai mažai pritrūko. Iš tikrųjų, rezultatas galutinis buvo 17-12. Iš pradžių buvo tokių minčių, kad galbūt trauma ir pačiam galėtų ištikti žaidimo metu, bet tas žaidimas nėra, iš pažiūros jis atrodo labai grubus, bet kaip pats pažaidėtis jis nėra toks grubus, kaip atrodo iš pažiūros iš tikrųjų. Paskaitos būna įvairios, įvairių laikų, kartais tenka net ir paaukoti, tai aišku tenais paskaitas, bet tiesiog, nežinau, dėl rezultatą reikia biškai kažkiek aukotis, manau. Sunkiai, bet tiesiog išeina, žinokit, suderinti. Jeigu labai didelis yra noras ir užsispyrimas, tai tikrai viską galima suderinti. Sel žaidynių metu surengta ir dar viena įsimintina šventė. Lietuvos sporto universiteto garbės daktarų inauguruotas
nominuotas Rusijos studentų sporto sąjungos prezidentas, Tarptautinės universitetinio sporto federacijos pirmasis viceprezidentas bei Europos universitetinio sporto asociacijos viceprezidentas Olegas Matycinas.